Bičiuliai, labai dažnas jūsų klausimas, Sauliau, kaip man įsirengti polius aukštoje terasoje? Turiu metrą aukštį, kokius polius man daryti? Štai vienas iš tų pavyzdžių, kai mes terasą pasikėlę ant kolonų. Einam arčiau, papasakosiu, kaip visą tai realizuota. Dabar mes naudojam U formos polius, tiesiog gręžiam juos iki žemės ir toliau keliam kolonas. Dabar šiuo atveju ta erdvė pas mus bus uždaryta ir man va šitos vietos, jos vizualiai nėra gražios, jos nesimatys. Kad savo neapsikrau darbo, aš ėmiau aukščiausiai vietoj, beveik gręžiau prie žemės ir paskui tą aukštį išlaikiau eilėse. Tokiu būdu man užtenka tos kolonos vienodo ilgio, nereikia žaisti. Jeigu šita vieta būtų atvira, tada sakyčiau taip, leidžiam visas iki pat žemės ir tada darom visas kolonas skirtingas. Tokiu būdu mes iš šono juodai nudažę tas kolonas, palikę akmenis, mes turim pakankamai gražų vizualų vaizdą apačioj ir ta terasa nebus, jau vien tai nebus jinai sunki. Gerai, dabar šičia kaip mes realizavom, ne? Priekit. Žiūrėkit, dabar mes daromės, va, čia va pavyzdys. Gerai, mes gręžiam, mes darom koloną. Šiuo atveju mes dirbam su termomediena, tokių kuolų tašytų, kolonų nėra, tai mes jas dvigubinomės iš 2 gulekšnių, ne? Toliau pasidarom visą koloną ir toliau mes capuojamės, kur mes pakalibinam jau nešantį karkasą. Tai esmė, kad capavimas tai yra mano reikiamas aukštis. Ir tokiu būdu aš viską susikeliu, čia yra standartinis 1,20 m polius, viskas iškelta ant kolonų, atrodo gražiai, nieko sudėtingo. Tai vienas iš tų sprendimų, tiksliau, toks metodas atrodo gražiai, yra kur kas pigesnis negu pirkti ir gręžti aukštus polius, bet labai daug laiko sugaištama, kai reikia atgaudyti aukščius. Tai yra šituos visus capus padaryti. Nes, pavyzdžiui, šiuo atveju mes turim terasą L formos, tai reiškia, nuolydžiai iš ten eina į šičia, o iš ten eina į čia. Ir va šitas plotas, kai sueina 2 skirtingų pločių terasos su savo skirtingais nuolydžiais. Ir tau ant ilgasiegių tai atreguliuotam viskas yra gerai. Bet šiuo atveju aš turiu viską tiksliai capuoti. Imu, darau, bandau, netinka, vėl nuimu, darau. Ir negana to, jau turėdamas visus capus, mes klijuojam su poliuretaniais klijais, viską veržiam į vieną tvirtą mazgą. Ir dar vienas dalykas, kai yra capas, klijai, viskas susiriša, ta terasa gaunasi pakankamai tvirta, bet jeigu jūs turėtumėt metras ir daugiau, dar reikėtų įstrižinių, nes tada pradeda vaikščioti. Dabar dar silpni mazgai, tai yra šita, kad juos apsaugot mes visada galus vaškuojam. Juosta tarp metalinės ir medinės detalės, nes senose terasose kiek kardam, tai čia yra silpnas mazgas. Ir viskas su nerūdienčio plieno varžtais susriekta. Tai kaip sakau, jeigu jūs darote savo, tikrai būdas kur kas pigesnis negu daryti aukštus polius, tai yra tikrai vizualiai gražu, jeigu kaip sakau, dar juodai nudažytumėt, iš vis fantastika būtų. Jeigu jūs kaip meistras tokius dalykus darytumėt, įvertinus laiko sąnaudas, tai žinokit, aukštus polius daryti pigiau gaunasi. Tikrai padarė šitą projektą, tai ko gero, jeigu nereikia vizualo, gražių kolonų, imti 1,62 m polius gręžtis, pats polius yra brangiau, bet įvertinus visas laiko sąnaudas, kiek meistrai sugaišta tam išgaudyti, tikrai tada jau gaunasi pigiau pirkti brangesnius polius. Tai bičiuliai, kaip įsirengti polius, kai turiu aukštą terasą, jums atsakymas.